Objekto vertinimo anketa ir klausimyno pildymas. Bendra informacija apie objekto vertinimą. Sveiki, dalinuosi su jumis bendra informacija apie objekto vertinimą. Pagrindinėme stasis.lt puslapyje, žemėlapyje, matome objektą, kuris yra pažymėtas pilkos spalvos tašku. Tai reiškia, kad objektas yra dar neįvertintas arba jo vertinimas dar neužbaigtas. Jeigu nebaigėte pildyti objekto vertinimo anketos ir norite ją pildyti toliau ar koreguoti duomenis, prisijunkite prie savo įstaigos paskyros. Svarbu žinoti, kad jei grįžtate pildyti anketą tame pačiame kompiuteryje, tai jūs į savo paskyrą pateksite automatiškai. Jeigu jungsitės prie Stasis paskyros iš kito kompiuterio, sistema paprašys antro veiksmo autentifikacijos. Kaip tai atlikti, žiūrėkite instrukciją vaizdo formate, registracija ir prisijungimas prie paskyros. Savo paskyroje pasirinkę skirtuką Objektai, matysite savo sukurtų objektų sąrašą. Paspaudę objekto praplėtimo simbolį kvadratas su strėlyte, pateksite į konkretaus objekto informacinius duomenis. Paspaudę mygtuką Objekto vertinimas, pateksite į objekto vertinimo anketą su klausimais. Objekto vertinimo anketoje jūs galite pradėti vertinti objektą, tęsti objekto vertinimą arba atnaujinti anksčiau įvestus vertinimo duomenis. Svarbu nepamiršti išsaugoti pakeitimus. Pildant anketą ir paspaudus mygtuką Išsaugoti, būtinai sulaukite pranešimo žaliame fone, kad objekto vertinimas yra išsaugotas. Tačiau pagrindinio puslapio žemėlapyje jūsų objektas bus pažymėtas pilkos spalvos tašku tol, kol jūs neužbaigsite viso vertinimo ir anketos pabaigoje po paskutinių klausimų nepaspausite mygtuko Siųsti. Kai klausimyno atsakymų duomenys būna išsiųsti, perduoti viešinimui į stasis.lt žemėlapį, jūs savo paskyros objektų sąraše taip pat matysite sukurto objekto prieinamumo rezultatus. Objekto vertinimo anketos kairėje pusėje yra turinys, kuriame matomos visos pagrindinės kriterijų grupės – atvykimas, patekimas į pastatą, horizontalus judėjimas pastate, vertikalus judėjimas, sanitariniai mazgai, valdikliai ir jungikliai, gaisro signalizacijos sistemos ir specialieji reikalavimai. Specialieji reikalavimai priklauso nuo objekto paskirties, todėl labai svarbu teisingai pasirinkti objekto paskirtį. Pavyzdžiui, objekto paskyroje mes pažymėjome, kad pastatas yra mokslo paskirties. Tokiu atveju, vertinant objektą, mes turėsime atsakyti į specialius klausimus ugdymo įstaigoms. Tačiau jeigu jūs vertinate ne mokslo paskirties, o pavyzdžiui kultūros arba gydymo paskirties pastatą, turėsite atsakyti į papildomus specialius klausimus šioms įstaigoms. Jeigu norite pakeisti vertinimo objekto paskirtį, tai galite atlikti objekto informacinių duomenų aprašyme, kurį buvote surašę anksčiau. Svarbu nepamiršti kiekvieną kartą paspausti mygtuką Atnaujinti duomenis. Kitaip anketos klausimai pagal pakeistą paskirtį neatsinaujins. Objekto vertinimo anketoje galima lengvai naviguoti tarp kriterijų grupių. Pavyzdžiui, pasirenkame kriterijų Atvykimas ir matome, kad atvykimo kriterijų grupė sudaryta iš automobilių parkavimo, prieinamos judėjimo trasos ir viešojo susisiekimo stotelių. Jei grįžtate pildyti anketą po kurio laiko ir žinote, kad jūs sustojote ties sanitariniais mazgais, spaudžiate Sanitariniai mazgai, iš karto patenkate į šią kriterijų grupę. Prie visų kriterijų yra galimybė pridėti papildomą informaciją arba nuotrauką. Norėdami įkelti nuotrauką, jūs galite paspausti fotoaparato simbolį ir įkelti nuotrauką tiesiai iš savo kompiuterio arba telefono. Taip pat prie kiekvieno klausimo galite įrašyti papildomą informaciją. Tai nėra privaloma ir nekeičia vertinimo rezultatų skaičiavimo, bet labai rekomenduojama, kad asmuo su negale galėtų pats įsivertinti jūsų įstaigos prieinamumą nuo parkavimo vietos ar stotelės iki jūsų patalpų pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, atsakant į pirmąjį objekto vertinimo anketos klausimą, ar asmenų su negale automobilių stovėjimo vietos yra įrengtos arčiausiai įėjimo į pastatą nedidesniu kaip 60 metrų atstumu. Papildoma informacija gali būti naudinga tokiais atvejais, kai tarkime atsakymas taip, atstumas yra nedidesnis negu 60 metrų, tačiau tame kelyje yra kliūtis. Tuomet būtų gerai, kad kliūtį trumpai aprašytumėte arba pridėtumėte nuotrauką realios situacijos įsivertinimui. Jeigu norite sužinoti apie kriterijų sudarančius reikalavimus, paspauskite informacijos į simbolį ir pamatysite daugiau tekstinės informacijos, kuri parengta pagal atitinkamus reikalavimus.
Jeigu vis tiek kyla neaiškumų, galima paspausti plėtinį Skaityti daugiau. Naujai atsidariusiame lange matysite platesnį paaiškinimą. Norint grįžti į anketos pildymą, uždarykite plėtinio langą. Kartais paspaudę informacijos į simbolį matysite tuščią langą, nes pačiame klausime yra nurodyta sąlyga, nereikalaujanti papildomo aprašymo, kaip pavyzdžiui klausime, ar neišlipus iš automobilio užtikrinamas patekimas į asmenų su negale automobilių stovėjimo vietas ir automobilių saugyklas, kurios yra kontroliuojamos perkeliama ar kitokia užtvara. Kriterijų grupės yra surašytos pagrindinėme stasis.lt puslapyje. Pasirinkę meniu juostoje skyrių Pritaikymo kriterijai, matysite visus kriterijus pagal grupes ir jų pogrupius. Pavyzdžiui, kriterijų grupė Atvykimas sudaryta iš parkavimo, judėjimo trasos ir viešojo susisiekimo stotelių. Pasirinkę praplėtimą Skaityti daugiau, matysime aprašymus. O paspaudę simbolį Žmogus su knyga, matysime pateiktą informaciją lengvai suprantama kalba. Objekto vertinimo anketos pildymas. Pildant objekto vertinimo anketos klausimyną, atsakymų variantai į klausimus gali būti 3 tipų. Klausimas su kriterijais, klausimas su atsakymo langeliais taip, ne arba neaktualu, specifiniai klausimai, į kuriuos atsakant reikia pažymėti, ar šis klausimas yra aktualus ar neaktualus. Pradėkime nuo pirmo klausimo, kuris yra su atsakymo langeliu. Svarbu žinoti, kad jeigu jūs atsakote taip, tai reikia pažymėti varnelę. Jeigu atsakote ne, varnelę žymėti nereikia, paliekate tuščią langelį. Jeigu jūs nepažymėjote langelio, sistema automatiškai supras, kad objektas netitinka šiame klausime nurodytos sąlygos. Antrame klausime, ar tuomet, kai asmenų su negale automobilių stovėjimo vietos yra toliau nei 60 metrų nuo įėjimų į pastatą, nedidesniu kaip 30 metrų atstumu nuo įėjimų į objektą, šalia gatvės ar važiuojamosios dalies yra įrengtos išlaipinimo aikštelės su bortelio rampa. Galimi 3 atsakymo variantai – taip, ne ir neaktualu. Šis klausimas susijęs su pirmuoju klausimu. Pavyzdžiui, atsakydami į pirmą klausimą nepažymėjote atsakymo langelio, o tai reiškia, kad stovėjimo vietos yra toliau negu 60 metrų. Tokiu atveju perskaitę antrą klausimą, kuris aktualus tuo atveju, jeigu atstumas yra didesnis nei 60 metrų, bet pavyzdžiui yra įrengta išlaipinimo aikštelė su bortelio rampa, tada atsakome taip, pažymėdami langelį. Bet jeigu nėra išlaipinimo aikštelė su bortelio rampa, pažymime langelį ne ir einame prie kito klausimo. Jeigu pirmo klausimo atsakyme mes pasirinkome taip, tai yra, kad įėjimas arčiau nei 60 metrų, antrame klausime žymime neaktualu. Prie tokių klausimų visada skliausteliuose yra parašyta, kokiais atvejais tai yra neaktualu. Anketoje gali būti klausimas su 2 kriterijais. Pavyzdžiui, atsakydami į klausimą, ar bet kuriame automobilių stovėjimo aikštelės taške tinkamomis priemonėmis yra nurodytas tako į pastatą pobūdis ir vieta, svarbu suprasti, ką reiškia tinkamos priemonės. Atkreipiame dėmesį, kad pačiuose kriterijuose yra pateiktas atsakymas. Atsakydami į klausimą galite pažymėti taip, jeigu yra įrengti tinkami paviršiai, vedantys link pagrindinio įėjimo. Taip pat turite pažymėti, ar yra įrengti akustiniai paviršiai, kurie padeda orientuotis. Arba galite pažymėti ne, nes šios priemonės nėra įdiegtos. Tai reiškia, kad orientacija gali būti sudėtinga. Tačiau gali būti specifinis klausimas, pavyzdžiui, ar pėsčiųjų ir dviračių takai yra atskirti. Prie atsakymo variantų nematome taip arba ne, ten yra tik 2 atsakymo variantai – aktualu arba neaktualu. Skliausteliuose yra parašyta, kokiais atvejais gali būti neaktualu. Šiuo atveju gali būti neaktualu, nes objekto prieigose tiesiog nėra dviračių tako. Jeigu šalia jūsų vertinamo objekto yra pėsčiųjų takas su dviračių taku, tai rinkitės atsakymą aktualu ir matysite papildomus kriterijus, kuriuose nurodoma, kaip turi būti įrengta. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių takai atskirti prie kiekvieno kriterijaus, matysite galimus takų įrengimo reikalavimus ir tuščius langelius, į kuriuos atsakome taip, uždėdami varnelę arba ne, palikdami tuščią langelį. Taip pat svarbu paminėti, kad turint stasis paskyrą, jūs galite eksportuoti ir importuoti objekto vertinimo anketos duomenis prieš pradedant objekto vertinimą.
Paspaudę mygtuką Eksportuoti, galėsite atsisiųsti tuščią objekto vertinimo anketą Excel formatu ir ją užpildyti Excel lentelėje, o vėliau ją galėsite įkelti prie objekto vertinimo pasirinkę mygtuką Importuoti.